Va, sveiki gyvi visi. Nepraeini 5 paras, ką pašiau krantę. Platelė. Grįžau vėl su savo įrangai krant. Vienu žodžiu. Išėmė lauk. Atstovėjai beveik 5 paras. Situacijai matysit kokie. Ir iš tikrųjų dienos metu praktiškai nieka apšulinė. Naktais metu priplauk labai daug žuvėlių, tokių nedidelių, nežinau, pasakykit, kas ant stuikstyr. Tiesiog nežiūrėjau tą internete, bet tikriausiai jūs ant pažinsit. Tai reiškia, nebelaikiau dėl to, kad situacija keitas iš esmės. Aš norėjau dar leisti kokiam 20 metrų gilį, gal net giliau, pabandyti, kadangi karščia dabar suėjo į gėlim, bet kartas planą pasikeitė labai greitai, o situacija ir tokia. Plyšau, reiškia, kelien meniską ir dabar lauko operacijas, tai turiu pasiruošti operaciją, turiu susivežiuoti visą savo įrangą, susidėti, nes tai užtruks laikas, tai kol aš galės pradėti normaliai vaikščioti, bet nesvarbu, viskas į gerą, noriu labai pasveikti iki ledą, kai jau būčiau pilna judesį, tada pabandysim, jau staklis čia parvažiau, jau ir produktą atsiras, tikri iš tikrųjų ir kokiu esu galvojęs ir kas ten kap. Dar aišku, reikia biškai patestuoti, nes ten biškite apgaminsies, reiškia, kada neįtirtum tam tikrą laiką, bet būtų įdomu po ledu pabandyti, pažiūrėti su tas geizerės, kaip ta žuvis reagon, ar į koks efekcionierių, tuo pačiu galbūt ir platelius pabandysim ant gilios, nes šitoks geras žmogus, kur leid mane į valtį čia gal persivešti netoli ir leisti, tai pabandysim žiemos metu, saik parodys veitas, kur ir daubis, ten gilis, sakai, apie 20-30 metrų, tai ten galėtume pafilmuoti. O dabar turiu nutraukti, reiškia, mobilų filmavimą, nes reikia susitvarkyti kuoj. Tai va, tokia situacija, vienkiet filmokį kelsia, matysit, reiškia, kas tus platelius buvo. Tai va, tiek žinių iš platelių ir, kaip čia pasakyti, bet nieks nesibaigi. Čia nereiškia žvejau biškojėlis sustreikau. Tai nereiškia žvejys palūž. Matysit kitokių filmų, kaip sakiau, žvėriukų, dar turiu minčių padarysiu, tai aš dar turiu savaitę su biškiu laik ir aš paruošiu tam ir jūs matysit tikrai ne vien da tiesioginį transliacijai ir viskas bus gera. Tai nepamirštat masal, užsiprenumeruokit, vis laik sakau, ačiū tie, kurie nepagail kelių eurų, ačiū rėmėjams, tie, kurie remat, visada žinot, kad gausit 30% nuolaid ir jūs, jeigu pirksit produktą, nepralošit, o net išlošit da. Tai va, ačiū visiems ir iki greit susimatymų.